Dauguma jūsų išgirdę žodį Toyota turbūt iškart pradedat galvoti apie ilgamžiškumą, praktiškumą ir puikias sąnaudas. Bet ar Toyota gali būti prabangi? Šiandien mes pabandysim tą išsiaiškinti, nes išbandom ant Lexus ES bazės pagamintą Toyota Camry. Šiandien išbandomas Camrys pagamintas 2020 metais, dar ne faceliftintas, po kapotu 2,5 litro, paprastasis natūralusis hibridas, generuojantis 218 arklio galių, pavarų dėžė automatinė, varantis ratai priekiniai, o į aplinką išmetamas CO2 2,5 litro darbinio tūrio varikliui vos 101 gramas 1 kilometrui. Camry iš viso turi 8 kartas. Pirmoji karta startavo prieš daugiau negu 40 metų 1982. Nuo pat pradžių tai buvo pakankamai populiarus automobilis, nes be jokių pauzių vertėsi kartos ir 2018 pasaulį išvydo štai ši jau 8 Camry karta. 2020 gavo atnaujinimą, faceliftą, kaip minėjau, čia yra vienas paskutinių dar ne faceliftintų modelių, na, o naujas jis pardavinėjamas iki pat šiol. Skirtingą galią turinčių variklių 8 kartos Camry gamoje yra net 10. Gamintojas nesiūlo nei vieno dizelio, bet siūlo rinktis iš benzinų arba paprastųjų hibridų. Pats silpniausias 2 litrų benzinas su vos 150 arklio galių, kurių tikėtina šiam automobiliui nelabai užtektų. Tuo tarpu pats galingiausias 3,5 litro benzinas V6 formos su 301 arklio galia. Na, o jeigu ieško tokio automobilio savo, užsukite autoplius.lt, šiuo metu portale turim išties labai daug tokių modelių skelbimų ir bene 95% jų sudaro būtent hibridai. Turiu pripažinti, kad naujas Toyota šeimos veidas man iš tikrųjų patinka ir neišimtis yra ir Camry. Pažiūrėkit, priekinės grotelės, jos tęsiasi per visą automobilio priekį ir iš tikrųjų suteikia šiek tiek agresyvumo. Apačioje turim mažyčius rūko žibintus, o štai čia siaurus žibintus, kuriuose yra dienos ledai, posūkiai yra ledai, na, o trumposios šviesos yra ksenonai, bet tokiuose automobiliuose jie galėtų būti ir lediniai. Automobilio ilgis 4,89 cm, tai išties labai ilgas sedanas, aukštis nuo žemės 17,5 cm, tai kaip lengvajam automobiliui netaip jau ir mažai. Nu, daug detalių čia neturim, didžiąją dalį jų suvalgo tamsi spalva, iš esmės 18 colių ratlankiai, tonuoti langai ir šiek tiek chromo aplink juos. Na, o gale turim labai ilgus žibintus, kurie tęsiasi netgi per kėbulo šoną, turim labai didelį modelio užrašą ir šiek tiek melsvumo turintį ženkliuką. Įdomus faktas, nuo 2009 metų visi Toyota automobiliai turintys hibridinės jėgainės gauna šiek tiek melsvą konturą turintį ženklelį. Dabar atsėdau į interjerą, tai viduje spalvos tokios lyg ir įprastos, lyg ir ne visai. Esam pratę tokias matyti šviesias lubas, šį kartą jos šviesios, bet tokios pilkšvos, nežinau, bendras vaizdas, sakykime, šitoje vietoje man patinka. Aišku, likęs interjeras tamsus, čia pakankamai įprasta vieta. Ir jeigu žiūrėčiau į atskiras interjero dalis, tai man jos visai patinka. Sakykime, šita tokia tamsios plasmasės vieta, kur yra multimedijos ekranas ir klimato kontrolė. Keleivio pusė atrodo dailiai. Centrinės konsolės vidurys su plasmasinė medžio apdaila irgi atrodo neblogai, bet vertinant visą bendrą visumą, aš nežinau, ar tos detalės tinka viena prie kitos. Ko gero tai skonio reikalas, bet mes pasižiūrėkim į medžiagų kokybę. Tai, na, čia toks lyg ir yra šiek tiek minkštumo, bet iškart jaučiu kietą daiktą po apačią, plus pažiūrėkit, kur be paliesčių, viskas šiek tiek juda. Toliau, čia kur dedu alkūnę, situacija panaši. Čia dar kiečiau. Čia ko gero kol kas maloniausia vieta, kurią paliečiau. Na ir aišku, čia apačioje turim dar kietesnių plasmasių. Dabar pažiūrėkim, ar turim traškutį. Jo, turim čia du draugus. Traškutį ir judesėlį. Perkim prie sėdynių. Jos, na, odinės, kas man gal nelabai patinka, bet iš tikrųjų labai praktiška. Ar jos įrėmina iš šonų? Na, lyg ir tai, bet ant staigesnio posūkio, man atrodo, labai lengvai iš jų išslyščiau, bet kas yra gerai, tai jos yra žiauriai minkštos ir labai patogios ir čia atrodo kartais įkrenti kaip į krėslą. Plus, ne tik abi priekinės, bet ir abi galinės sėdynės yra valdomas elektra, prie to mes dar prieisim, o ko gero pagrindinis minusas yra tas, kad jos neturi atminties funkcijos, nes, na, bent jau vairuotojui tai labai praverstų. Na, o kalbant apie vietos kiekį, ko gero
viskas čia vaizdas kalba pats už save, turiu žiauriai daug vietos, o tik atsisėdęs į automobilį, iš tikrųjų patogią vairavimo poziciją radau labai greit. Tai šitoj vietoj Camrys yra šaunuolis. Na, o ko, bet multimedijoje pasigirti Toyota automobiliai negali. Patys paskutiniai naujausių metų Toyota modeliai turi truputėlį atnaujintos multimedijos, jos veikia iš tikrųjų greičiau ir vizualizacijos yra gerokai gražesnės. Šį kartą šitam plasmasiniam apvade turim ne patį didžiausią ekraną. Vizualizacijos nelabai ryškios, veikimo greitis tikrai ne pats geriausias. Na, bet bent jau viską rasti iš tikrųjų lengva, nes Toyota padarė šitą labai paprastai. Na, o tokios funkcijos kaip Apple CarPlay ir Android Auto atsirado tik tai 2020 metais. Na, o dabar trumpai apie galinio vaizdo kamerą. Tai ji yra, vaizdas labai nekokybiškas, bet na, bent jau dieną tam tikri elementai matosi, sukiojant vairą, sukiojasi ir juostos. Tas juostas galima pakeisti arba panaikinti, kas yra visai patogu. Na ir galima matyti šiek tiek platesnį arba siauresnį kampą, priklausomai nuo to, ko jums reikia. Tai nelabai kokybiška, bet yra. Na, o klimato kontrolė ne 2, o 3 zonų. 3 zona valdoma gale, labai įdomiai, mes tą dar pasižiūrėsim. Čia, aišku, yra 2 zonos, 1, 2, viskas valdoma labai paprastai. Ačiū Dievui, kad Toyota nesugalvojo perkelt klimato kontrolės valdymo į šitą itin lėtą ekraną, tada čia būtų, kaip mano močiutė sakydavo, krachas. O dabar labai paprasta, 2 ratukai temperatūrai, visi likę valdymo mygtukai tarp jų ir dar turim informacinį ekraną. Viskas taip, kaip turėtų būti. Na, o dabar persikilkim prie vairuotojo reikalų. Tai vairuotojas neturi skaitmeninio ekrano, rodmenys analoginiai, dešinėje turim spidometrą, kairiai takas hybriduose atstoja apsukas, čia iš esmės yra tiesiog įkrovos duomenys. Viduryje iš tikrųjų didelis spalvotas informacinis ekranas, rodantis šiek tiek važiavimui skirtos informacijos, šiek tiek saugumo sistemų ar netgi šiek tiek multimedijos informacijos, bet atvirai pasakius nėra pats informatyviausias šitas ekranas. Visgi valdomas ganėtinai paprastai, multifunkcinių mygtukų pagalba, kairė pusė valdo borto kompiuterį, dešinė pusė valdo adaptyvų autopiloto, juostų palaikymo sistemą, na, o apatinės eilutės šiek tiek padeda reguliuoti multimedijos reikalus. Faina tai, kad vairas valdomas elektra. Nežinau, ar labai reikalingas elementas Toyotai, bet tikrai labai malonus. Iš esmės, pats vairas malonus lietimui, gaila, kad nešildomas, o prie bendro interjero vaizdo pakankamai tinka. Na, o dabar, kaip visada, nedrįsim pamiršti ir dėtuvių apžvalgos. Tai duryse turim labai patogią vietą įsidėti vandens buteliui, bet šalia jo beveik nebėra vietos kasdien vežiojamiem daiktam. Tikrai toks, sakyčiau, nemažas minusas. Kairiai vairo pusėje turi mano mėgstamą dėtuvėlę, bet ji maždaug tokio gylio kaip mano pirštai, tai čia telefoną tikrai neįsidėsit, bet telefoną labai patogiai galima įsidėti čia. Čia yra dėtuvėlė su bevielio įkrovimo funkcija, bet ją galima nustumti gilyn, telefonas pasislėpia ir kraunasi ir po jo dar turim iš tikrųjų nemažą dėtuvėlę. Šalia USB jungtis, AUX jungtis ir 12 voltų jungtis, 2 puodelių laikikliai, labai negražiai integruoti sėdynių šildymo mygtukai. Štai čia turim dėtuvę, kur yra štai tokio gylio, jinai labai talpi, bet pažiūrėkit, kaip juda jos dangtis. Na ir aišku, turim vieną dėtuvę štai čia, jie yra iš tikrųjų puikaus ir labai sąžiningo dydžio. Na, o dabar pažiūrėkim, kokia situacija gale. Pažiūrėjau, puiki. Pažiūrėkit, mano kojom vietos lieka labai daug, o priekinė sėdynė nustatyta patogiai, taip kaip vairuoju. Mano galvai vietos irgi nemažai, kartais koks plaukelis gal ir paliečia lubas, bet tame nėra jokios problemos. Turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, 2 USB jungtis, štai tokias užuolaidėlės ant langų. Langą, kuris atsidaro iki pat apačios, kas yra nuostabu, bet aš jį uždarysiu, nes man šalta. Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimus su dangteliais, kuriuos greit pamesim. Tada turim porankį su 2 puodelių laikikliais. Štai čia nėra jokios dėtuvėlės, bet štai čia turim valdymo pultą, kurio pagalba aš galiu pakeisti radijo stotį, padidinti, sumažinti garsą, reguliuoti 3 zonos temperatūrą ir netgi elektrą atsilošti savo sėdynę. Stebėkit. Jie atsilošia tik truputį, bet vis tiek labai kietai. Dabar atsisėsiu dar į vidurį. Ir žinot, situacija yra puiki, vidurinė sėdynė labai minkšta, mano galva, beveik, bet prie lubų dar nesiliečia, pėdom vietos pakanka, tik ko gero vienintelis minusas būtų šone sėdinčiam tas, kad
Labai prisispaudus, galva gali kartais atsitrenkti į lubas, bet tai ko gero būtų problema, jeigu esat labai didelis ir važiuojam tryse. Bagažinės talpa 520 litrų ir mes ją turim tik tai dėl to, kad baterijos yra ne po bagažinę, o nustumtos labiau į priekį, bet konkurentai vis tiek laimi. Passatas sedanas 580, Škoda lyderis 625. Dugnas yra dvigubas, bet čia nesusidėsit kasdien vežiojamų daiktų, nes čia raktas, donkratas ir tas pats atsarginis ratas. Toliau turim porą tvirtinimų sunkiam kroviniui, porą kabliukų tinklui, neatsilenkiančias sėdynės, na ir kaip ir daugiau nieko ypatingo. Na, o apie problemas jums šiandien nepasakosiu, nes tai ganėtinai aukštą patikimumo reitingą turintis automobilis, o be to didžioji dalis problemų dar tik paaiškės bėgant laikui. Na, dabar išvažiavam į kelią, pradėkim pokalbę nuo vienos iš maloniausių dalių, tai yra komfortas. Jeigu žiūrėjot mūsų Lexus ES apžvalgą, beje, jeigu norit ją pažiūrėti, tai spauskit ant nuorodos kampe, tai turėtumėte atsiminti, kaip gyriau komfortą Lexus ES, tai galiu lygiai tą patį pasakyti ir dabar. Važiuoklė puikiai sugeria kelio nelygumus, o dabar pervažiuosim per gulintį policininką. Nu, ne tai, kad smūga nesijaučia, bet labai švelniai pervažiuoju. Aišku, per aštriuosius gulinčius policininkus reiks jau šiek tiek prisistabdyti, pasirinkti atitinkamą greitį, bet iš esmės tai važiavimas man labai patinka. O prie kokybiško valdymo mieste ir, sakykime, palengvinto valdymo prisideda ir labai lengvai besisukantis vairas ir kaip tokiam dideliam automobiliui ganėtinai sąžiningas susisukimo spindulys. Na, valdymo savybėm automobilis tikrai negali labai pasigirti, nes, na, sukiojantis staigiau į šonus ar važiuojant vingiuotų keliukų, kėbulas iš tikrųjų taip stipriai suvirsta ir vairuotojai pasitikėjimo ir to tokio norimo užtikrintumo tikrai neduoda. Yra vienas mygtukas, ant kurio užrašyta Sport, jį paspaudus atsiranda raudona juostelė borto kompiuterio ekrane, bet daugiau nepasikeičia niekas, nei važiuoklė sukietėja, nei labai vairas pasunkėja, nei kažkaip man akceleracija padidėja, tai jis toks truputėlį yra bevertis. Bet iš principo tai nėra automobilis skirtas lakstymui, tai yra automobilis skirtas ramiam čilnimui su visa šeimyna ir bendrom kelionėm, o jeigu taip jį naudosi, tai jis bus puikus kasdienis draugas. Yra ir dar vienas mygtukas, ant kurio parašyta EV, nes automobilis gali šiek tiek pavažiuoti ir vien tik tai elektra, bet taip kaip su, pavyzdžiui, plug-in įkraunamais hibridais, vien tik tai elektra, kiek norėsit, kur norėsit, kol išsikraus bateriją tikrai nevažiuosit. Elektra galima važiuoti tik iki tam tikro nedidelio greičio ir labai iš lėto, nes tik tai stipriau nuspaudžia akceleratorių, iš karto užsikuria benzininis variklis ir jau pradeda dirbti abu. Pavarų dėžė kokią turim, tai yra CVT, ji turi vieną pavarą ir tai vienintelė pavarų dėžė, kokia yra hibridiniuose Camry ar apskritai hibridiniuose Toyota automobiliuose. Tai kaip ir minėjau, man jį labai patinka, ypatingai starto momentu, nes vos palietus akceleratorių automobilis iš karto pajuda elektrinio variklio pagalba, o po to prisijungia ir vidaus degimo variklis, bet kas man labai patinka, tas prisijungimas labai švelnus, nėra jokių susitampimų ar kitų ten kažkokių nemalonių elementų, tai viskas šitoje vietoje yra gerai. Fakto dėliai dar paminėsiu, kad tokie 8 kartos Camry galėtų būti su 6 arba 8 pavarų automatinėmis dėžėmis, jeigu jie būtų benzininiai, o ne hibridiniai, na, o mechaninių dėžių nerasit. Kalbant apie sąnaudas, tai priminsiu, kad važiuojam su 2,5 litro darbinio tūrio benzininiu varikliu, kuris kartu su elektriniu varikliu generuoja net 218 arklio galių, kurių iš tikrųjų sočiai tokiam elementariam kasdieniam naudojimui, bet toks modelis ima apie 7 litrus 100 km. 7 litrus benzino su prabangiu sedanu ir 2,5 litro varikliu. Tai čia negaliu nieko absoliučiai blogo pasakyti, tik tai nuoširdžiai pagirti automobilį, na, o taupesnių variklių modelio gamai tai tikrai neberasit. Kas liečia matomumą, tai prieki viskas labai gerai, statramšiai tikrai nestori, tai viską matau puikiai, veidrodėliai sąžiningo dydžio. Vidurinis veidrodėlis irgi manęs neužknisa, nes pakabintas ganėtinai aukštai, tai prieki viskas labai gerai. Gale man šiek tiek trukdo šoninių abiejų sėdynių atlošai bendram vaizdui matyti. Na ir tokie storoki šoniniai statramšiai, bet lyginant su kai kuriais automobiliais, tai dar situacija iš tikrųjų pakankamai gera kaip sedano kėbulo turinčio modelį.
Na, o garso izoliacija dar viena vieta, kur Toyota pasigirt negali. Jau dabar girdisi automobiliai, su kuriais prasilenkiam. Garsas už lango, aš važiuoju vos 70 km per valandą. Ir dabar paklausykit, kas bus, kai nuspausiu akceleratorių. Iš karto variklio darbas pradeda girdėtis, bet nežinau, man asmeniškai tai yra vieta, prie kurios tikrai priprasčiau. Na, o daugiau ko gero kiekvienam reiktų tai išsibandyti. Taigi, ar verta pirkti paskutinės kartos Camry? Jeigu ieškot sedano, kuris bus labai komfortiškas, turės geras sąnaudas ir bus ilgaamžis, tai ko gero be abejonės verta. Bet jeigu mėgstat kokybišką interjerą ir aštrų paklusnų valdymą, tai žinokit, rinkoj ko gero galima rasti tikrai geresnių alternatyvų jums. Iš manęs šiandien tiek, bičiuliai, ačiū, kad mus žiūrit. Neužmirškit užmest laiko, pasubscribint kanalą, o aš, kadangi jau filmuojam tarpušvenčių, nors turbūt taip ir neatrodo iš sniego kiekio, vis tiek jums visiems linkiu laimingų naujų metų ir iki pasimatymo kito apžvalgoje.